11 epizodas. Šitas epizodas bus šiek tiek kitoks, nes vesiu jį ne vienas kartu su kačiuku, Laimės kačiuku. Tai pasakosime apie langus. Viena turbūt iš pagrindinių daiktų, nuo kurių priklauso jūsų namo šiluma ir energetinė klasė. Tai iš esmės langai gali būti trijų tipų. Mediniai, plastikiniai, aliumininiai. Gali būti ir kombinuoti. Pavyzdys, vienas iš brangesnių produktų tai yra kažkuo tai kaustyti. Yra plastikiniai langai, esu matęs ir turėjęs kaustyti aliuminiu, ir mediniai langai kaustyti aliuminiu. Tai iš esmės tu turi medinį langą, iš vidaus jie yra tokie šilti, tu matai natūralų produktą, o iš lauko jie apsaugoti aliuminiu. Ir galima sakyti, tas produktas tampa amžinu. Viskas priklauso nuo finansų, kokį produktą pasirinkti. Tai pigiausias variantas būtų plastikiniai langai, jie nėra tikrai blogi, nes langas susideda iš rėmo ir stiklo paketo, šią dieną eina visur jau ten 3 stiklai, tai yra ten varžos paskaičiuotos pagal energetinės klases A+, A++, ar vienas, ar kitas, ar trečias produktas, jie yra energetiškai efektyvūs, tik tai imant plastikinį langą, jūs iš vidaus matote baltos spalvos plastikas, o iš lauko jau galima rinktis. Gali būti įvairių atspalvių, faktūros, dengimus. Antras variantas tai yra mediniai langai, jie gali būti tiesiog mediniai langai, šiuolaikiški, su atitinkamais stiklo paketais. Jeigu jie nekaustyti iš lauko aliuminiu, tai juos po kažkiek tais metų pagal gamintojo rekomendacijas nenori reikės perdažyti, nes ypač pietinės pusės, kur veikia saulės ultravioletas, saulės poveikis, duoda savo efektą ir išdegina dažus. Tai iš esmės užprogramuotas atnaujinimas. Yra aliumininiai langai, jie gali būti irgi įvairių atspalvių, dengimo, anoduoti, neanoduoti. Gyvenamosiuose namuose dažniausiai būna plastikas arba medis, o aliuminis dažnai naudojamas yra vitrinom, didelės apimties ir gabaritų gaminiams. Nes plastikas dažnai atveju gali įsikraipyti, medis pats į savęs yra nepigus, tai dažnu atveju didelės konstrukcijos gaminius yra daromi iš aliuminijaus. Tai visus tuos 3 produktus aš dabar nepulsiu lyginti, iš esmės jums kiekvienas gamintojas ar pardavėjas gali pristatyti, jūs turite atsižvelgti į energetinį naudingumą, koks produktas, kokį jį turi, nes tie visi duomenys keliaus į energetinį sertifikatą jūsų svajonių namo. Antras momentas, ką norėčiau pakalbėti apie langus, tai yra tvirtinimas, nes buvo gajų visokių mitų, šiltas lango tvirtinimas, nešiltas, tai yra įvairių metodų, bet aš taip paprastuoju būdu galiu paaiškinti, būdavo arba neišneštas tvirtinimas, kai statosi gaminys į angą ir lygiuojasi su anga, paskui dalinai išneštas ir paskui jau būna išnešimas, pavadinkim, ant detalių ir ant metalinių kronšteinų, išvengiant šalčio tilto ant stiklo pluošto audinio kronšteinų. Yra specialios termodetalės, tokios dėžės. Būna į medinės dėžės sumontuoja langus. Tas išnešimas duoda vieną iš tokių efektų, kad kuo tu giliau langą įtrauki į vidų, prisideda šiltinimas sluoksnis, tuo mažiau kaip ir šviesos patenka. Tai vat ir šitą momentą reikėtų tikrai atsižvelgti. Ir pagrindinis tas išnešimo apdirbimo langas, tai yra irgi susijęs su energetiniu naudingumu. Tai kaip ir minėjau, šalčio tiltai ir viskas. Visi tie 3 būdai yra daromi, nėra pasakyti, kad tas labai blogas, anas labai neblogas, irgi priklauso kokio norimas rezultatų. Kiekvienas projektas yra individualus ir kiekvienam projekte turėtų būti nutaikomas lango montavimo būdas. Tai toj vietoje jau pasitarkit su projekto jūsų autorium, su langų gamintojais ir įsivertinkite ekonominę naudą, nes kiekvienas tas kažkoks tai tvirtinimo sprendinys atitinkamai kainuoja pinigų.